Senai grįžai? Ir po pokalbio. Aš tikrai nenorėjau eiti ten į viešbutį. Tas advokatas iš viso susikabino, kabina mane. Ko klausinėjo? Visko. Apie visus. Net apie Štikoną. Kad jis apsauginis. Tai būtent. Tai saugo, ką aš galiu apie tą Mumetį pasakyti. Dar apie Bošą klausė. Ar tikrai tu, ką manau? Ką sakei? Sakiau, kad ne tu. Blogai. Bet tikrai žinau, kad tu. Bet tu nežinai. Kaip nežinau, aš mačiau, kad tu šlapės buvai. Tai aš gelbėjau. Bet jis vis tiek nuskendo. Pasakiau, kad nieko nemačiau. Gerai. Čia neprisiknis. Yra neskundžiamas nuosprendis. Dar kas? Dar klausė apie 5 žmonių nužudymą. Kažkas briedas. Aš supračiau dar vienas žmogus, bet 5. Tai aišku, kad briedas. Dar klausinėjo apie skolininkus, tos Bošo skolininkus. Aš nesuprantu, tu ką juos visus iššaudai? Ką sakei? Sakiau, kad nieko nežinau. Tai jinai tada visi supyko, atsistojo ir išėjo. Ką man toliau daryti? Tai norės vėl susitikti tikriausiai. Toliau reikės stumdūrą. Ir dar žinai, ką supratau? Kodėl mes kompe nieko neradom, jokios informacijos. Todėl, kad jinai rašosi viską į tokią didžiulę rūžavą knygutę. Vadinasi, mažytį dar reikės palaukti. Jeigu jinai gaus kokią nors informaciją, iš karto norės pasitikslinti su tavimi. Ir tokiu būdu mes žinosime viską, ką jinai iškasė. Palauk, tu nori pasakyti, kad aš dabar turėsiu gyventi viešbutyje? Taip. Gabriel, nejuokauk, aš tikrai negyvensiu, tas advokatas kabinėjasi. Julika. Ką? Mažytė. Ką? Jeigu greitai, tai nesiskaito. Kur tu buvai, išbėgai nieko nesakius? Mieste. Kas yra? Čia tau. Kokia proga? Sveikinu su vardadieniu. Su vardadieniu manęs tikrai niekas dar nesveikina. Tu pirma. Nes niekas tavęs taip nemylėjo kaip aš. Ką aš be tavęs daryčiau? Tai gerai pasižiūrėk, gal netiks. Fainos. Jo. Larkinas. Aš leisiu.
Labas, Iglė. Labas, užėjai. Hardas namie? Tik gali tu šiandien jį vadinti Richardu? Kodėl? Šiandien jo vardo diena. Gerai. Su vardadieniu? Richardai. Jau Iglė pasakė. Kaip tau, Larkinai, mano dovana? Gera. Šilta labai. Duok, aš nunešiu kambarį. Sėsk. Ką, vardadienį pasikeitė? Ne, baigtų, aš net nežinojau, kad šitas vardadienis. Iglė iš kažkur išknyso. Nesmė. Kaip tu laikaisi? Gerai. Sporto klubą įsirengiai? Beveik. Šaibų biškį trūksta. Žiūrėk, yra toks reikalas. Viskas jau kaip ir paruošta kontrabosui. Tik ieškau vairo. Ir kaip prisiminiau, kad tu turi fūros teisės. Ką manai? Cigarus vežti. Ten viskas gerai po grindim paslėpta. Važiuotum tik kai langas, kai savi muitininkai dirba. Toli. Iki Minsko ir atgal. Dėl babkių, taigi žinai, nenuskriauščiau. Ką man dabar kažkokį svetimą žmogų imti? Ar su Šramu nori dirbti? Bijau, kad ten kai kas pasikeitė. Nebėra man vietos. Be to rizikinga. Taip ir galvojau, kad sutiksi. Čia tau. Nereikia. Reikia. Jeigu ne tu šiandien morgę gulėčiau. Ne dėl pinigų dariau. Imk. Keli tai netie gauna. Dėkui. Tai Nikita viską neigia. Prisipažinsiu jis tau. Nors kažkuria prasme ir atsitraukia. Vėl siūlo kartu dirbti. Dabar jau 50 ant 50. Žopų tokį pasiūlymą. Gabris gundosi. Aš irgi galvoju. Jeigu dirbti kartu, Nikitai nėra prasmės manęs šalinti. Variantas. Yra ir pliusų, ir minusų. Pliusas, kad nebereikės saugot pakaušio. O minusas, niekada nežinai, kas tam durniui šaus į galvą. Tai versti načort. Išlauk momentų ir versti. Perimt visas jos schemas, ryšius, zaprast. Gabriel apie tai nė žodžio. Kuo mažiau žinos, tuo geriau. Labas, Tina. Kaip? Aš ruošiausi su Rolu važiuoti tavęs pasiimti. Supratau. Tina parvažiavo. O už ką jie buvo sulaikę? Pati papasakosiu. O apie tai, ką čia mes kalbėjom, Gabriel nė žodžio. Mudu nuspręsim, ką daryti su Nikita.
Labas. Štai dėl tavęs pergyvenau. Liesk manęs. Pergyveno jis. Būtum atvažiavęs ir ištraukęs, jeigu pergyventum. Aš dariau viską, kad tave ištraukčiau. Tu net advokato neatsiuntėjai. Pasakė, kad tave tu jau pat paleis. Už ką tave uždarė? Už tai, kad suėmė kažkokius suskius, kurie prie kusurius pirko ir tie pasakė, kad iš manęs. Iš kur pas tave prikusoriai? Ne, nu tu neįtikėtinas. Nu iš kur pas mane prie kusuriai? Tiesiog ten filmavo jų perdavimo aktą ir matė, kad ten moteris kažkokia yra. Taip ir suprato, kad ne aš. Tai kas tie durniai? Važiuok ir įsiaiškink, jeigu tai įdomu, man pofik. Taip ir nesupratau. Už ką buvo pridarę? Tu neklausinėk. Tegul atsigauna, matai kokį. Už mano mylimo vyro praeitį. Už tai, kad esu narkodilerio žmona, ir jeigu čiutkas iškart visų pirštai į mane. Vat už tai. Tai mane būtų pakavę, ne tave. Ar tu girdi, ką sakaugi, moteris tam buvo? Moteris, daeina tau. Tu su manim taip nekalbėk. Supratai? Gali mano nervai nelaiko. Aš ant ribos. Nieko nesupratau. Nusiramint. Aš ant ribos. Aš irgi ant ribos. Įpilk. Na ką, oras visai ne kaip Florencija, ja? Tikrai vėsoka. Na, tai kokia programa šiandien? Gal pas mane? Aš dar neįrodžiau, kad gali manim pasitikėti. Labas. Tai užėjai drąsiau. Gražu čia. Erdvu, tylu. Jo, nei fabrikų, nei lentpjūvių. Aš pats dar po mūsų kelionės nebuvau grįžęs. Kodėl? Veiklai. O tu apsidairyk, pažiūrėk, kaip gyvena atsiskyrėlis. Gal kavos? Norėčiau. Nepamiršai dar? Tas pats, kas su lengvaja. Koks krovinys? Lingė, tuoj atneš dokumentus, ruošia. Ryt pasikrauni ir važiuoji. Atgalinis krovinys ten Baranovičiuose, prie Minsko. Ten gamyklos sandėliai pasikrausi, ant viršaus plokštės ir namo. O muitinė, rentgenas. Ten nuo 4 iki 8 bus langas, tik tada važiuoji. Lietuvoje tu pasitiksi, palydėsi.
O kam lydėti? Maža ką. Ramiau bus. Tik to Markės paprašysi, tas pasitiks. Gerai, tik kad jokių skambučių pasienio ruožė. Mentai klausosis. Čia ekspedicinis užsakymas. Instrukcijos vežėjas, draudėjas, vaštaraštis, viskas čia. Rausvas lapas krovinio siuntėjui. Žalias vežėjui, geltonas gavėjui, žinau. Padariau kelias kopijos, muitinė mėgsta savo pasilikti. Tai vat, Nikitos nepagauna. O kam jis? Reikia įgaliojimo. Reiks, nereiks, bet geriau nerizikuoti. Aš sutvarkysiu. Gerai, laimingos kelionės. Tai ką, paimsiu įgaliojimą ir rytoj judėsi. Tabako akcizas kyla, gerai paeis. Jo. Gerai, patrauk fūrą, aš paskambinsiu Nikitai. Kas čia? Vieščius. Hiriešius! Kas yra normali kolba? Dugnas! Kuokščias! O turi būt apvalus. O kodėl apvalus? Kad tu paklaustų, ką čia dar turi? Va. Čia kam? Analizus priduot! Nu, tu dar pipėtę prikabintum! O kam ta pipėtė? Balkonėlį. Tu jau vieną kartą kepėjai? Nu, matei? Vat reikia tokių pat indų, tik daugiau, aišku. Blin. Bliuka. Ką veikėt? Va, bazarinam. Ką? Apie metą. Čia ne jau tu. Gerų kolbų čia pririnkot. Klausyk, Šramai, einam pakalbėti reikia. Lakio detektorių turi? Nu? Tina paleido. Bijau, kad nebūtų ant laido. Už ką paryšo? Nežinau. Parašė žinutę, kad laisvai. Bet čia ne dėl mūsų. Nu, tipa, mūsų pridavė ir todėl išleido, taip nėra? Tai nieko nežino. Važiuoju susitikti. Iš kitaip, žiūrėk, būk atsargus. Neuždaug daug klausimų. Klausyk, ką bazarins, ne? Grynas nesusipratimas. Kriminalistai jauni. Puolė, griebė, paskui atsiprašė. Tai sakai, Tina niekur neįsivėlus? Ne. Aš žinočiau. Gabriel, galima tave vieną minutę? Čia seniai reikalai. Kas per reikalai? Koks tau skirtumas? Jie viską rašosi už bloknotą. Užrašų knygutė. Tada mums reikia jos. Bet taip, kad Dovydaitytė nesužinotų. Padarysiu. Per Juliką? Kodėl? Yra ir kitų būdų. Jinai nieko nesužinos. Žiūrėk man. Tik gavę tą knygutę mes sužinosim, kokia yra tikra situacija. Paslaptis. Ne. Sakė, matė Juliką su kitu. O čiūdas. Nesvarbu. Kaip dėl Nikitos pagalvoja? Ką čia galvot? Važiuojam. Blogiau nebus.